Labas vakaras, tiesioginėme Lietuvos ryto televizijos eteryje Nuoga tiesa. Na kągi, medaus mėnuo valstiečių ir tautos tęsiasi ir mes šiandien turime ministrą, būsimą, tikėtiną ministrą, Aurelijų Verygą. Ir jisai mums prieš laidą pasakė, kad egzaminas prezidentūroje kaip ir neįvyko. Tai jisai įvyks šiandien tiesioginėme eteryje. Nes klausimas, kurio aš jūsų klausiu, bus labai paprastas. Ar jūs, po to, ką išgirsite, čia skirtumėte Aurelijų Verygą ministru? O dabar, ministrė, aš norėčiau jūs tiesiog, paskutinės istorijos. Ir visos jos yra tokios, nei viena negali pasidžiaugti. Pavyzdžiui, Šilutės rajono ligoninė. Reanimacijų išlaiko sunkiai susižeidusi vyrą iki to laiko ir neveža jo į Klaipėdą operuoti, kol jisai jau nebeturi šansų išgyventi. Ligoninė Šilutės už šitą užlaikymą ligonio gauna pinigus iš ligonių kasų. Kita istorija. Jauna moteris miršta nuo išsėtinės sklerozės dėl to, kad ministro įsakymų negalima pradėti gydymo laiku. Kiti pacientai, tos pačios gydytojos, gauna gydymą laiku ir šiuo metu jie yra gyvi, bet gydytoja netenka darbo dėl to, kad jinai pažeidė ministro įsakymą. Privačioje klinikoje gydytojas prakiurdė vidurius, žarnyną pacientai. Gydyti nusiųsta už ligonių kasų pinigus į Kauno klinikas. Ten išgelbė laimė gyvybę. Bet moteris ilgai kenčia didžiulius diskomfortus dėl to, kad po tokių operacijų ten susidaro labai didelių sunkumų. Slaugos ligoninėje. Jūs žinote, kad viena slaugė tose renovuotose gražiuose slaugos ligoninėse prižiūri keliasdešimt savęs aptarnauti negalinčių senukų už minimalią algą. Arba onkologijos institute. Jeigu jums sako, kad ten galima gauti šiuolaikinį gydymą ir kad ten gydymą pagal paskutinį mokslo žodį pasaulinį, tai tikrai tai yra tik tai melas nervams ligonių nuraminti, nes patys gydytojai, jeigu kalbės su jais privačiai, sako, kad mes atsiliekam maždaug 10 metų pagal mokslo pasiekimus, kurie diegiami tiesiai čia pat. Korupcija medicinoje klesti ir dažniausiai tas mafijos bosas sėdi tikrai ne gydytojo kabinete, bet ministro poste. Ir aš jūsų noriu paklausti, ta prasme, kaip jūs ketinate ką nors pakeisti šitoje visoje košėje? Jūs čia privardinot labai daug dalykų, apie kiekvieną iš jų būtų galima šnekėti ir atskirai ir ilgai. Tiek apie pagalbos teikimą ir vežiojimą ne ten, kur reikia, tiek apie slaugytojų krūvius ir atlyginimus ir apie tai, kiek jų trūksta. Tai man sunku būtų dabar atsisėdus labai tiesiai suvardinti, kaip aš ketinu tą pakeisti. Jūs įsivaizduojate savo pirmą dieną, jūs staiga paskiria ministru, jūs įsivaizduojate savo pirmą dieną, ko jūs imsitės, ką jūs darysite? Pirmiausia, man teks susipažinti su daugeliu dalykų, nes yra informacija, kurią šiandien jau galiu matyti, susipažinti, domėtis, kad ir vaistų, sakykime, pirkimai ir panašus dalykai, bet yra dalykai, kurių aš nežinau šiandien, aš neturiu savo rankose tos informacijos. Tai mano pirmas darbas bus susipažinti su tuo, kas vyksta, kokie... Jūs įsivaizduojate Aurelijų Verygą sakantį po, tarkim, kai susipažinsit su reikalais, kaip buvo kalbama visą socialdemokratų kadenciją, kad Kubilius pridirbo, o dabar nieko pataisyti neįmanoma. Ne, tikrai taip nebus ir net neplanuoju kapstytis ir ieškoti kaltų, nes tai yra tiesiog laiko gaišimas, todėl kad, kaip jūs ir sakot, pacientam pagalbos reikia dabar, o kapstymasis jisai suryja labai daug laiko ir yra aišku, kai kur ką reikia padaryti, ką reikia pakeisti, tai turbūt ne kaltų ieškoti, bet tiesiog dirbti ir padaryti, kaip turi būti. Žinot, aš buvau kaip ir liudininkė tokio proceso, kada farmacijos bendrovės kartu su ministerijos darbuotojai labai rūpinosi, kad jūs paminėjot vaistų reikalai, ne? Kada Vytenis Andriukaitis užkabino šitos reikalus, labai rūpinosi, kad jisai gautų tą vakanciją Briuselyje ir išvažiuotų iš ten. Jūs einate į šitą visą reikalą vienas, ar jūs turit kokią nors komandą, kuri kartu su jumis veiks? Savaime, aišku, ta komanda yra formuojama ir aš labai džiaugiuosi, kad vėlgi, kad ta komanda yra formuojama profesionalumo principu, tai reiškia, yra leidžiama ieškoti ir rinkti žmonės, kurie
išmano sritis, nebėra tos įprastinės tvarkos, kai yra kažkas deleguojama, kitų partijų nurodoma. Ir tada ministrui yra labai sudėtinga. Jūs galite išvardinti tos žmonės, kurie kartu? Ne, šiandien aš tikrai jų nenorėčiau vardinti. Pirmiausia dėl to, kad aš ir pats dar nesu ministras ir manau, kad nėra gera praktika vardinti žmonės, dėl kurių yra neaišku, nes paskui jie tiesiog yra klausinėjami be reikalo. Mes pratęsime mūsų pokalbį ir aš noriu iš karto Jums parodyti į poną Albiną. Jis palaidojo 2 artimus žmonės. Dėl to, pone Albinai, kad jiems laiku nebuvo suteikta medicininė pagalba, bet mes kalbėsime iš karto po trumputės pertraukos. Sveiki sugrįžę čia į mūsų eterį ir aš nedelsdama pirmiausia suteiksiu žodį mūsų žiūroviai. Labas vakaras. Labas vakaras. Kas jums, ta prasme, kas jūs užkliudė šitoj mūsų sveikatos sistemai ir ko jūs norėtumėte iš pono Verygos, kad įvyktų, jeigu jisai bus paskirtas ministru? Aš noriu pono būsimo ministro, tikiuosi, kad tikrai jis bus ministru, paklausti. Buvo sveikatos apsaugos ministrų įsakymų priimta 2005 metais ir atnaujinta 2014 metais tokia atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programa, kuri skirta piktybinių navikų prevencijai moterims nuo 50 iki 69 metų. Tai noriu paklausti būsimų sveikatos ministro, ar jis mano, kaip ankstesnieji sveikatos apsaugos ministrai, kad nuo 69 metų moterims jau laikas mirti? Pone ministrai, taip, ten yra. Aš, pavyzdžiui, pati, mano atvejs buvo tas, kad aš irgi nepakliuvau į tą kvotą, 49 man buvo šitas dalykas ir realiai aš turėjau pagal tą programą jau būti antros, trečios stadijos vėžį turėjau. Matot, vėlgi vėžio atrankinė patikra yra atliekama vėl vadovaujantis tam tikrais moksliniais tyrimais, ten, kur koncentruojasi, sakykime, ta liga, kada jinai prasideda, ją galima rasti. Šiaip yra matyti atveju, kada ir labai jauni žmonės gali susirgti tam tikrų lokalizacijų vėžiais. Jūs įsivaizduokit, kas būtų, jeigu visus žmonės mes pagal visas programas turėtumėm patikrinti tam tikrais intervalais, tai valstybė jinai nepatemtų tiesiog tokių išlaidų. Matyti yra kažkokia logika. Tai nereiškia, kad vyresnio amžiaus žmonės jie neturi tikrintis. Šito amžiaus žmonės jie tiesiog aktyviai yra kviečiami, jiem yra primenama, bet žmogui tikrai niekasgi nedraudžia dalyvauti. Čia matyti, tai yra kalba apie apmokėjimą. Na, greičiausiai sunku man būtų pasakyti, ar žmogus atėjęs vyresnio amžiaus, jis iš tikrųjų negautų tokios paslaugos, jeigu jis yra rizikai. Manau, kad jisai gautų. Tik tiek, kad sakau, atrankinės programos jos yra vykdomas tam amžiui. Iš tikrųjų negautų. Negauna žmonės šitų dalykų. Pone Albinai, papasakokite, kas atsitiko jūsų broliui. Tai skausmingas jo šeimai, skausmingas mums, kaip broliams, seserims atvejis, nes skaitom, kad nes nebuvo laiku suteikta reikiama pagalba. Kas jį ištiko insultas? Ištiko insultas, jeigu taip chronologiškai pasakius, 7 valandą ryto. Iškviesta buvo greitoji pagalba, apie 8 valandą buvo nuvežtas į Šakių rajoninę ligoninę. Ligoninė pralaikytas buvo iki 12 valandos kur tai ir išvežtas tik tai paskui po to į Kauno klinikinę ligoninę. Per šitą laiką nieko nebuvo padaryta to, kad imtis priemonių tokių, kad arba greitai vežti į Kauno klinikas, arba kažką tai daryti. Kaip buvo aiškinama, kodėl brolio jūsų, ten ligoniniai toj pagalbos jie negalėjo suteikti, ne? Jie negalėjo suteikti, nežinau, ar tai nesugebėjimas vizualiai nustatyti ligos simptomų, kas turbūt tokiu atveju jau beveik neginčytinai matyti, sutrikusi kalba, nerišli kalba, sutrikusi koordinacija, griuvinėja žmogus
vienu žodžiu. Tai gydytojai, jie ką jiems sakė? Ar jie sakė, kad jie nežino, kas jam nutikė? Aš negaliu pasakyti, kas ten buvo, kas dalyvavo. Nuo pačios pirmos minutės iki, tai jo dukra, mano brolio dukra. Tai ką jinai sakė? Ir kiti, aš nežinau, ar galiu viešinti tuos tai, ką sakė, kad nenorėčiau paprasčiausiai. Kas nutiko jūsų broliui? Ir paskui, vienu žodžiu, buvo išvežtas į Kauno klinikas. Bet iki to noriu pasakyti, kad tai, kaip kurios faktus galiu pasakyti, kad buvo pasakyta, vienu žodžiu, šios dukros, kad kažkokį aparatą, tomografinę nuotrauką daryti, ar ką reikia 1,5 valandos. Kad jis iššiltų tas aparatas, kad galėtų padaryti nuotrauką. Paskui, prieš vežant į Kauno klinikas, kada jau matė, kad jau blogai ir tai labai rimta yra. Ir jau suprato, netgi medsesuo sakė, ko čia jūs jį laikot, sakė, greitai vežkite į Kauną. Ir 1,5 valandos rašė siuntimą. Tai jeigu tai, žinoma, minutės virsta valandomis, galbūt netiksliai niekas gal nepažiūrėjo, kiek ten 1,5 valandos ar 10 minučių rašė siuntimą. Tai vis viena, manau, yra kitos priemonės, kad galėjo internetu perduoti. Taip, bet tai kas nutiko? O kas nutiko? Išgyveno šitą gydymą jūsų brolis ar ne? Jokių būdų. Tai buvo praleistas pats tas laikas, kada matėm šitą laidą Šilutės atveju. Taip, mes rodėme. Buvo minėta, kad 2 valandos tai yra pačios svarbiausios, jeigu per tas 2 valandas spėja padaryti tą, ką reikia padaryti. O paskui yra beprasmiška. Ir jūsų brolis mirė? Ir paskui mirė. Dar jis labai ilgai buvo sąmoningas, nuo Šakių iki Kauno beveik, iki Žemės ūkio akademijos, dar kalbėjo ir paskui nugrimzdo į komą. Atvežė į Kauno klinikas, ten labai operatyviai, kurie kita dukra gyvena su vyru Kaune, pasakojo, kad labai operatyviai, labai patenkinti, labai greitai priėmė, nors prieš tai nebuvo net informuoti Kaune, kad atvežam tokį ligonį. Nu ir ką, parą laiko pabuvo komoj, teko apsilankyti, o kitą dieną mirė. Nespėjau, antrą kartą važiavau, pasakė, kad jau atjungti aparatai ir pasimirė. Manau, kad tai yra pirminės sveikatos priežiūros ir šitos pagalbos suteikimo sistemos neveikimas visiškai. Jūs skundėtės, kur nors rašėt skundą, ką nors mėgino teisybės ieškoti? Ne. Tai jis turėjo šeimą, tai vaikai, 5 vaikus užaugino, tai čia galbūt jau mes, kaip sakant, ir nutolstam nuo to reikalo. Bet jie niekur nei skundėsi, nei ieškojo kaltų, nei čia gali, žinoma, tik tai vėlgi medicinos specialistai pasakyti. Kodėl taip įvyksta, kodėl taip įvyko, bet... Pone Labanauskai, kodėl taip įvyksta? Na, aišku, čia papasakota yra ta istorija jau iš tos pačios blogiausios pusės. Aišku, tik tai... Dar 3 galiu jums tokias papasakoti. Taip. Yra problema tai, kad mes kaip ir susitarėm, kad negrįšim atgal kažkokios buvo. Kada buvo ministras Čaplikas ir buvo pradėta reforma, taip vadinama, tai buvo pradėta jinai, ypač va šitų ligų atvejais, taip pat kardiologijos atvejais, reiškia, buvo pradėta taip, kaip turėtų būti, bet pasiruošimo tam nebuvo. Mes ne vieną kartą minėjom, kad jūs neteisingai darot. Principas taip, teisingas, turi važiuoti žmogus ten, kuriam suteiks tą pagalbą. Tai apie tai neina kalba, nesėdėti toj ligoninėje, kur tos pagalbos suteikti negali. Bet turi būti vardintas kelias, kuris turi važiuoti. Va, iš tos pačios Šilutės, kuris turi važiuoti. Ar Šilutės, nesvarbu, Šilalės, kuris turi važiuoti. Tai kas čia sunku parašyti kažkam? Nebuvo tai padaryta ir buvo įvykdyta, vadinkime, tokia reforma, kad, sakykime, vienokia ar kitokia ligoniai turi vykti ten ir ten, sakykime. tą pirminį kažkokį tašką, kuriame turi daktaras apžiūrėti. Paprasta.
nuvežti, žinant, jūsgi visi žinot, kad tokius ligonius reikia greitai vežti ant operacinės stalo. Jeigu galima, aš šiek tiek... Pono Kęstutį. Taip? Gal čia šiek tiek trūksta detalių šitai istorijai, bet iš ties nuo 14 metų insultų pagalba yra visiškai kitaip organizuojama Lietuvoje. Yra įsteigti insultų centrai ir greitoji medicinos pagalba iš namų pacientus veža ne į artimiausią ligoninę, bet į ligoninę, kur gali atlikti trombolizę, tai yra specifinį gydymą. Taip. Šiuo atveju labai sunku pasakyti, nes iš istorijos aš supratau, kad pacientas buvo rastas ryte. Ir va čia va visi ir žmonės turėtų suprasti, kad trombolizę galima padaryti tik tai, jeigu nuo simptomų pradžios yra praėjo nedaugiau kaip 4,5 valandos. Tai labai dažnai insultas įvyksta naktį ir ryte mes randam namiškį, kai mes nežinom, kada yra atsitikęs insultas ir tada gali būti va tas atvejis, kai nei klinikos, nei rajono ligonė jau pritaikyti šito gydymo negalės. Tai, sakau, labai trūksta detalių pasakyti, kaip čia iš tikrųjų buvo. Ir galbūt čia... Bet čia normalu nevežti to žmogaus jums į tą centrą, ne? 7 valandą buvo poliklinikoje ir šakių poliklinika nesiuntė. 7 nedirbo poliklinikos. Aš turiu patikslinti. Žmonos akyse, jie atsikėlė, nuėjo į 2 aukštą, kur vyras, kur mano brolis miegojo. Ir vienu žodžiu, ne, jisai atėjo. Jis sako, gal keliamės, kavos išgersim. Jis buvo, jos akyse atsitiko šitas, bet ne naktį, nes nereikia spekuliuoti šituo. Bet aš kitų dalykų noriu pasakyti dėl reorganizavimo. Jos akyse ir jis pakvietė anūką, kadangi kartu gyvena anūką, staigė ir jie nuvedė jį žemyn. Čia buvo paminėti 14 metai, tai taip. 14 metais buvo apsižiūrėta, kad sprendimai prieš tai priimti buvo realiai neteisingi. Ir taip teisingai, kas tu sako, 14 metais jie pakeisti, bet sistema jau dirba inerciškai. Reiškia, ir tie pakeisti sprendimai dar galbūt, sakykime, kažkur tai jie dar galioja pagal seną. Todėl, kad rajono ligoninės vyrigydytojai, jisai gaus pinigus už tą paciento laikymą. Pinigus gaus rajono ligoninė už to paciento laikymą. Žmonės nesiskundžia, nieko ne. Jeigu galima, aš jums paneigsiu, ką jūs dabar visi šnekėt. Praeitą savaitę sveikatos reikalų komiteto posėdis. Atstovavo sveikatos ministerija, pati Kumpinė buvo. Ir aš paprastą daviau klausimą, ekonomistai. Ką davė jūsų ligoninė pertvarka, kokią ekonominį efektą ir aplamai efektą. Jūs galite įsivaizduoti, ant kiek sveikatos ministerijoje dirba nekompetitingi asmenys, kad jie nesugebėjo net pasakyti. Ne to nesakyti. Dar baisesnis dalykas, aš jums parodysiu, jums viską dabar aš paneigiu. Šilalė. Šilalės rajonas magistralė yra didžiausia Lietuvos tarpė. Daugiausiai atsitinka nelaimė atsitikimai ir panašiai. Jūs priima sveikatos ministerijų organizavimą, pertvarkymus ir panašiai. Įsivaizduokit, Šilalės rajonas neturi net renimobilio. Apie ką mes kalbam? Sėdi ministerijoje klerkas, nusprendė, kad taip turi būti, bet jis net nežino, kas yra rajone. Dar baisesnis. Šilalės greitąją stotį atiduoda, parduoda privačiam ambulansui ir ambulansas jūs tvarkykitės. Jokios paramos, jokio finansavimo, jokio dėmesio. Apie ką mes kalbam? Šiandien žmonės pas mus iš Šilalės turi važiuoti arba į Tauragę, arba jūrininkus, arba universitetinį. Šiandien turim situaciją. Mes turim situaciją, kad Šilalėje ligoninėje žmogus lifte numirė, nes nesugebėjo lifto net atidaryti. Va tokia situacija, todėl kad sėdi ministerijoje žmonės be kompetencijos, be jokios patirties, kas vyksta viduj. Ir jie daro, ką nori reorganizavimus. Jūs nejuokaukit, kas vyksta šiandieną į Šilalę žmogus nuvažiuoti Klaipėdą, jeigu panį tomografą, sako, už 3 mėnesių atvažiuokit. Ir gauna važiuoti privačią kliniką, susimokėti litais, dar būdavo 550 litų, kad pasidarytų. Ir tada eidavo konsultacijos. Aš noriu suteikti žodį dar vienam žiūrovui. Labas vakaras. Labas vakaras. O jūsų kokia patirtis? Labas vakaras. Prašom dėstyti savo nuomonę ir savo patyrimą. Labas vakaras, ponia Rūta. Labas vakaras. Žiūrėkit, pirmučiausia norėjau pasakyti, kad Labanauskui tikrai gydytojai ėmė ir jiems kyšius ir dabar labai jas jama. Toliau, aš esu Panevėžietė. Susidūriau su tokia problema, stuburą šviečiau. Tai nesijuokit, ponas, bet tikrai taip yra. Stuburo švietimą. Vadinama, kaip nebežinau, kaip
vienu žodžiu įrašyti reikėjo į flešiuką lietuviškai, jeigu kalbininkai mane supras teisingai. Jeigu ligoniniai pačioj kainuoja 18 eurų 5 gigų flešiukas, kur parduotuvai gali nusipirkti už 3 eurus. Jeigu vienkartiniai rūbai kainuoja 4 eurai pačioj ligoniniai, kur ligoninės vaistiniai gali nusipirkti už eurą su centais. Bet negalima jų nusinešti, nes ten yra tvarka ir iš jų turim pirktis. Ar čia ne šaukštai ir šakutės, ponai mėlieji? Ačiū Jums. Pone Veryga, jūsų nuomonė, va tokie atvejai. Mes čia galim jūs pasakoti ir pasakoti, kaip ponas Albinas pasakoja. Kada iš tikrųjų, uždarbiauja tos rajonų ligoninės, kurios realiai nesuteikia jokios paslaugos, pasiima pinigus ir parazituoja šitokių ligonių, nepaisant to, kad miršta jie. Žiūrėkit, vėlgi, kiekvienas atvejis turbūt yra skirtingas ir jį reikėtų žiūrėti atskirai, bet šiaip uždarbiavimas, apskritai jisai neturėtų vykti iš pacientų ir tikrai sutinku, kad žmonės kartais yra, netgi ir kvailinami, yra labai patogu kartais vietos politikams sakyti, kad yra labai gerai, kad ligoninė bus šalia, nors toj ligoniniai nebėra gydytojų, jų trūksta, jie važinėja kaip į 2., 3 darbą iš tų didžiųjų ligoninių. Bet žmogui yra, matyt, komfortiška, smagu girdėti, kad ta ligoninė stovi šalia, nors pagalbos, kaip mes ir šnekam, ten suteikti, nėra galimybių, Taip. Nėra įrangos, nėra specialistų. Tai mes turim visi susitarti, ar mes norim, kad ligoninė šalia stovėtų, ar mes norim, kad žmogus iš tikrųjų gautų tinkamą kvalifikuotą pagalbą. Ar tai reiškia, kad jūs būsite už tai, kad dar siaurinti tų rajoninių ligoninių, kurios negeba? Ten, kur nėra galimybės suteikti kvalifikuotą paslaugą, kam ta ligoninė yra reikalinga. Yra paslaugos, kurių labai reikia ir jie galėtų teikti. Vat jūs minėjot slaugą. Yra geriatrija, kur žmonės senėja, iš tikrųjų tų paslaugų labai reikia. Ir vietoj tų tuščių lovų, kurios stovi, sakykime, ten kaip terapinės ar kažkokios kitokios lovos, kur paslaugos nėra teikiamos, tai nėra kam jų teikti. Ten galima būtų teikti paslaugos, kurių žmonėm tikrai labai reikėtų ir būtų tų žmonių, kurie kultųsi slaugai, priežiūrai. Savaime aišku. Taip. Labai trumpai. Šiaip yra, tą, ką ministras ir sako, yra tokia situacija, kai kurios pagalbos rūšis, sakykime, akušerija, ginekologija, jos jau yra pilnai sutvarkytos iš tikrųjų ir matot, skundų beveik nėra. Kadangi yra sutvarkyta, kada visos ligoninės, nesvarbu, rajonė, nerajonė, jos žino, ką kiekvienu atveju, kaip jin turi elgtis. Ta prasme, kada siūsti į ligonį, kada nesiūsti, taip toliau. Bet tai yra tik tai keletas šitų pagalbos rūšių sutvarkyta, kitos dabar yra tvarkomos. Tai mes nesakom, kad tai yra gerai. Taip, tai yra per vėlai. Aš suprantu, ką jūs sakote. Bet tai kažkada reiks vis tiek tą padaryti. Bet tai, o kodėl nepadaryta? O čia kitas klausimas, kodėl nepadaryta. Tai, Rūta, netam adresuoju. Aš dar kartą sakau, jūs pasikvieskit sveikatos ministerijos klerkus. Buvo baisu. Aš dar kartą tiesiai šviesiai sakau, baisu. Jeigu pas mus Šilalėje, aš ko gero neleisiu meluoti, ligoniniai atvažiuoja pamiegoti daktarai iš centrinių ligoninių, tikrai to žodžio prasme, 22 dirbtini etatai po 0,25 etato, po pusę etato. Jokio jie paslaugų neatlieka, kai tuo momentu aš 7 metai maldauju ministerijos, nupirkit renimobilį ir duokit jūs galų tą renimobilį, kad nebūtų tokių nelaimingų atsitikimų, kokius turime Šilalėje. Tai ačiū Dievui, kad jūrininkose, universitetiniai ligoniai, bet kada gali nuvažiuoti žmogus, bet kada gali pasišnekėti. Ir nereikia žmogui siuntimą laukti. Arba laukia kitą kartą dar siuntimą 2 paras. Baigim šitus dalykus daryti ir pažiūrėkit, kas sėdi ministerijai. Aš nežinau, jeigu bus ministras turės drąsos ir jėgos, tai tenais 90% darbuotojų kaip minimum turi pakeisti. Nesėdi ten klaninė sistema ir turi savo susitarimus. Aš jums galiu pasakyti, vieną kompensuojamą vaistą aš parekomendavau, kad jis būtų įtrauktas į sąrašus. Jokių net šansų, jokių nedėjų. Ir šiandieną aš tam ligoniui sėkmingai važiuoju iš Latvijos ir aš juos perku. Sėkmingai aš juos perku. Kai Lietuvoje, negaliu įvardinti, šiuo metu vaistas Lietuvoje, jisai nekompensuojamas, kainuoja kažkur apie 2,5 tūkstančių eurų, Latvijoje perkam už 900, už 950. Tai jūs man pasakykit, ką tenais yra kvailiai čia protingesni? Aš nekalbu apie Rusijos vaistus. Rusijoje 143 milijonai, tie vaistai yra įtraukti į vaistų sąrašą ir jie veikia. Lietuvoje porą vaistų jų net netraukiami. Jūs aš tikiuosi, kai tapsit ministru, atsikelsit mano raštus praėjusios kadencijos, ko aš prašiau, kad būtų įtraukta.
kaip uždaras burtas, nesėdi ministerijoje valdininkai 5 ir jie nurodinėja, ką reikia daryti ministrui. Ne ministras kaltė, Rūta. Ne ministras ir ne Seimo nariai, ne politikai kaltė. Bus jūsų patarėja šitais klausimais? Aš tikiuosi, kad pakeis ir kai kurios finansų skyriaus darbuotojus. Žiūrėkit, aš galvoju, kad čia neturime aptarinėti gal konkrečių žmonių ministeriją, aš nežinau, negaliu pasakyti. Pačios ministerijos struktūra. Bet kalbant apie tos pačius vaistus, vėlgi yra siūlymai, kaip reikėtų spręsti tas problemas, kad tokių klaustukų nekiltų. Tai yra viešumas. Visi tie procesai, kur yra sprendžiama dėl vaistų kompensavimo, dėl traukimo į sąrašus, jau buvo didelis žingsnis padarytas, kai buvo protokolai pradėti viešinti. Aš manau, sekantis galės būti, kad tiesiog būtų įrašai posėdžių ir būtų galima jos paklausyti. Ir aš manau, tada bus daug paprasčiau atsakyti tos klausimus, kodėl vienas vaistas yra ar nėra įtraukiamas, tada kam įdomu galės pasiklausyti. Ir aš dar vieną dalyką. Ir aš iš prieito posėdžių, ką aš fiksavau. Jūs man pasakykit, ar sveikatos apsaugos ministerija yra skirta tik su pasiekmėm gydyti? 97% aš suskaičiavau PSD lėšų ir 1%, kurie eina iš valstybės, mes skiriam pinigų tik tais jau pasiekmėm, bet nekalbam apie priežastis. Ir 26 metai sveikatos apsaugos ministerija nesugeba priežastim, iš kur priežastis atsiranda, skirti didesnio finansavimo. Ne veltui čia sėdi ponas Kepenis. Prašau, čia teisingai su kolega mes daug diskutavom. Ta tema tai man iš tikrųjų labai juokingai atrodo. Žinai. Aš dar norėčiau iki mūsų trumpo įsiskirimo pasikalbėti su dar vienu žiūrovu. Labas vakaras. Jūs skambinat mums iš Šiaulių, o Šiauliuose. Ką, geriau? Klausau jūsų. Ar jūs mus girdit? Pabėgo mūsų žiūrovas. Pone Veryga, prieš išsiskiriant trumpai pertraukai su žiūrovais, aš pažįstu vieną tokį, mes kalbėsime iš karto po reklamos apie korupciją, apie tos kyšius medicinai. Ligoninės vadovas, kuris tuo pačiu metu konsultuoja ministrą, vakcinų klausimais atlieka klinikinius tyrimus, su vakcinas gaminančiom kompanijom ir rekomenduoja ministrus, kurias vakcinas pirkti. Jūs tokia istorija, čia ponas Usonis, jeigu. Tai palaukit, praeitą trečiadienį apie lygiai tas pats vakcinas mes kalbėjom. Nu, jūs juokaujat, jūs atsikelkit, ką siūlo, sakau dar kartą, sveikatos apsaugos ministerija. Juodo ant balto parašyta. Nu, galvokit, kas tenais dirba per žmonės ir kur yra mūsų Lietuvos tarnybos. Nu, tragedija. Pasikelkit komiteto tada. Jūs turėsit pasakyti, ką jūs su šito darysit iš karto po trumpos pertraukos.